was glad that we won't need a translation, bet pasirodo reikės, but it turns out that we will need a translation. viskas keičiasi, Everything changes. bet Viešpats sakė, kad mūsų nepaliks. But God said that He won't leave us. Šiandieną žinia, kurią turėčiau dalintis, And today, the news that I want to share with you, pavadinau Dievo pažinimas. I named it the knowing of God. Ir rašto vieta, iš kurios dalinsiuosi, And the part of scripture of which I want to share with you yra Ozėjo pranašystė. is from Hosea. Kad lengviau būtų susirasti šventame rašte, Biblijoje, And so that it would be easier for you to find it in the Bible. eina didieji pranašai Izajas, You can think about the greatest prophets, Isaiah, Jeremijas, Jeremiah, Ezekielis, Ezekiel, po to Danieliaus labai svarbi Daniel, ir paskui Ozėjo. and then Hosea. Tai va, nesunkiai susirasit šitą vietą, kurie turit Bibliją, So it won't be hard for you to find this in the kurie Bible. neturit, skaitysime kartu. Ir kalbant apie Dievo pažinimą, And when we talk about the knowing of God Naujajame testamente in the New Testament, yra paminėta, it is written kad jie visi mane pažins. that they will know me. Kitoje vietoje pasakyta, And in another place it is written kad tas Dievo pažinimas suspindo Kristaus veide. that the knowing of God was seen in Christ's face. Toliau dar vieną vietą Naujajame testamente. Another place in the New Testament Sako, mano avis pažįsta mano balsą ir seka paskui mane. says that my sheep know my voice and they follow me. Ir mes giedame tokias giesmes, And we sing songs pažinti tave daugiau, to know you more. kai tu kalbi girdėti. When you speak, I want to hear you. Tai yra, brangieji, mes kalbėsime apie tai, ką žinome. So we will talk about what we know. Aš nekalbėsiu su žmonėmis, I won't talk with people kurie nesupranta, apie ką mes kalbame. who don't understand of what we are talking about. Aš tikiu, kad jūs pažinote Viešpatį, And I believe that you know God, bet tiesiog Dievo žodis pilnas pamokymų, but the Word of God, full of great things, gerų pavyzdžių, full of good examples, kad mus padrasintų, so that it would strengthen us, sustiprintų give us strength, ir dar labiau įtvirtintų Jėzuje Kristuje. and would put us more firmly in the Word of God. Todėl pradėsime nuo Ozėjo 4 skyriaus. So we will start with Hosea chapter 4. Mes turėsime turbūt anglišką variantą, taip? We will Viršuj have the ekrane. English translation there. Ozėjo 4 skyrius nuo pradžių paskaitykime. Skamba taip. Izraelitai, klausykite Viešpaties žodžio. Viešpats kaltina krašto gyventojus, nes nėra šalyje tiesos, gailestingumo, nė Dievo pažinimo. Šmeižtas, melagystė, žmogžudystė, vagystė ir svetimavimas įsigalėjo krašte, vienas kraujo praleijimas po kito. Todėl žemė liūdės, visa, kas gyvena joje, nusilps, net laukiniai žvėris, padangių paukščiai ir jūros žuvis pražus. Niekas tegul nesiginčia ir nekaltina kitų, nes tavo tauta yra kaip besiginčianti su kunigu. Todėl tu krisi dienos metu ir pranašai kris su tavimi kaip naktį. Ir aš sunaikinsiu jūsų motiną. Mano tauta žūsta dėl pažinimo stokos. Kadangi tu atmetei pažinimą, tai ir aš tave atmesiu, kad nebebūtų mano kunigų. Kadangi pamiršai savo Dievo įsakymą, tai ir aš pamiršiu tavo vaikus. Ir paskaitysiu dar truputėlį. Kuo daugiau jų daugėjo, tuo daugiau jie nuodėmiavo. Aš jų šlovę pakeisiu į gėdą.
Jie minta mano tautos nuodėmę ir trokšta jos nusikaltimo. Tautai ir kunigams bus tas pats. Aš bausiu juos už jų kelius, užmokėsiu jiems už jų darbus. Jie valgys, bet nepasisotins, paleistuvaus, bet jų nepadaugės, nes jie užmiršo viešpatį. Paleistuvystė, senas vynas ir jaunas vynas užvaldė jų širdis. Mano tauta klausė medžio gabalo ir laukė atsakymų iš lazdos. Paleistuvystės dvasia jos suklaidino ir paleistuvaudami jie paliko Dievą. Kalnų viršūnėse ir ant kalvų, malonėje ąžuolų, topų ir terpentinmedžių pavėsėje jie aukoja aukas ir degina smilkalus. Todėl jūsų dukteris paleistuvauja ir sužadėtinė svetimauja. Aš nebausiu jūsų dukterų už paleistuvavimą, nei sužadėtinių už neištikimybę, nes jūs patys paleistuvaujate ir aukojate su kekšėmis. Tauta neturinti Dievo pažinimo pražus. Tai iki 14 eilutės. So I read till verse 14. Ir dabar pasižiūrėkime, kaip tą, ką mes su jumis perskaitėme dabar, jūs kaip matote, brangieji, labai rimti dalykai. And as you can see, what we read here, these are really serious things. Dievo pažinimo stoka The lack of knowing of God atvedė prie šitokių bėdų. led to these problems. Ta tauta, kuri turėjo pažinti Dievą, The people that should have known God tapo kaip nepažįstanti Dievo. became the people who don't know God at all. Kaip pagonių tautos, kurios aplinkui, Like the pagan people who are all around them, kurios darė va tokius dalykus. who did all these things. Bet čia mes žinome, kad Izraelio tauta, tai, kad Dievas kalba, jis kalba Izraelio tautai. But we know that this is, God is talking to Israelites. This is the people of Israel. Ir turbūt tikrai labai liūdnas sąrašas, kada skaitai. And so this is a really sad list when you read it. Ypač tie pirmieji žodžiai, Especially the first words. viešpats kaltina krašto gyventojus, Uh, uh, um, I'm sorry. jo, pirma. Hear the word of Jehovah, ye children of Israel, for Jehovah hath a controversy with the inhabitants of the land. Nes nėra šalyje tiesos, gailestingumo, nei Dievo pažinimo. Because there is no truth, nor goodness, nor knowledge of God in the land. Viešpats gali apkaltinti, God can blame us. jis mato, kokie mes galėjome būti He sees how we could have been ir ko mes nepadarėme. and what we didn't do. Iš Dievo tautos From the people of God, buvo laukiama it was expected teisingumo that they will act just in a just way, ir Dievo pažinimo, and that they will know God, doro ir švento gyvenimo. and that they will live a good life. Bet gavosi viskas kitaip, blogai. But everything turned out upside down, bad. Ir mes matome, kas vyksta. And we see what's going on. Šmeižtas, melagystė, žmogžudystė, antra eilutė. And we see the bad things that are going on in Israel, not swearing, breaking faith, Vienas kraujo praleijimas po kito, blood, touch out blood. toliau trečia eilutė sako, todėl žemė liūdės ir visa, kas gyvena joje, nusilps, net laukiniai žvėrys, padangių paukščiai ir jūros žuvis pražus. The verse 4 says, therefore shall the land mourn, and everyone that dwelleth therein shall languish. Atrodo, žmogus tiesiog nesupranta apie Dievą, kažką tai netaip daro, prikočia visą tai, kas aplinkui, gyvūnai ir žvėris, ir žuvis netgi. And what do birds and fish have to do with everything? Bet pasirodo, mūsų nedorybės, But it turns out that the bad things that we do, jos įtakoja viską aplinkui. they have an influence at everything around us. Lygiai taip pat, kai mes tikime, And in the same way, when we believe, mes skleidžiame tą Dievo pažinimo kvapą,
okay. Mes platiname Dievo karalystę, plečiame, kad jinai plėstųsi. We increase the kingdom of God. Ir priešingai, jeigu mes ne taip elgiamės, And when we don't do what is required from us, tai ateina problemos visiems aplinkui. then problems come to everybody around us. Ir žemė, ir žvėris, ir net paukščiai. To the earth, to the birds, and to the fish. Toliau mes girdime tokį žodį 4 eilutėje. And then we can read in verse 4. Tegul niekas nesiginčia ir nekaltina kitų, nes tavo tauta yra kaip besiginčianti su kunigu. Yet let no man strive, neither let any man reprove, for any thy people are as they that strive with the priest. Žinot, kada apie šitą eilutę mąsčiau, When I was thinking about this verse, tai kažkas panašaus. it is something similar. Kada tie vaikai ginčiasi su tėvais, When children are arguing with their parents, arba vaikai ginčiasi su mokytoju. or the children are arguing with their teachers. Mokytojau, jūs ne taip sakot, jūs ne taip paaiškinat. Teacher, you are wrong. You explained this incorrectly. Tai yra peržengimos ribos, nukrypstama nuo to, kas turi būti. When the limits are stepped over. Todėl 5 eilutė sako, Verse 5 says, todėl tu krisi dienos metu ir pranašai kris su tavimi kaip naktį. and thou shalt stumble in the day, and the prophet also shall stumble with thee in the night. Ir aš sunaikinsiu jūsų motiną. And I will destroy thy mother. Ir toliau sako 6, mano tauta žūsta dėl pažinimo stokos. My people are destroyed for lack of knowledge. Ta pažinimo stoka, jinai atneša va šitokį žlugimą, sunaikinimą ir problemas. Lack of knowledge brings these kind of problems, destruction. Ir galima būtų pagalvoti, galbūt žmogui nesigavo pažinti Dievą. And we could maybe think that that person didn't have a chance to know God, Jisai stengiasi ir jam nepavyko. or he tried, but he didn't succeed. Bet pažiūrėkite 6 eilutė toliau, ką sako. But verse 6 says, Kadangi tu atmetei pažinimą, because thou hast rejected knowledge, tai ir aš tave atmesiu, I will also reject thee, kad nebebūtų mano kunigų. that thou shalt not be my priest, Kadangi pamiršai savo Dievo įsakymą, seeing thou hast forgotten the law of thy God. tai ir aš pamiršiu tavo vaikus. I also will forget thy children. Tai nebuvo toks nekaltas stengimasis ir nepasisekė, sakykime. It wasn't something unexpected that suddenly the Israelites were unlucky. Bet tai yra daugiau panašu į tai, kas pasakyta Jono Evangelijos pradžioj. But it's something like what is written in the Gospel of John, Pas savuosius atėjo, that he came to his people, bet savie jo nepriėmė. but his people didn't accept him. Atmetė. Atmesdami Dievo sūnų, mes atmetam Dievo žodį, They denied him, and when we deny God's Son, we deny his word, ir mes atmetam pažinimą. and we deny his knowledge. Ir tuomet žiūrėkit, kokios pasiekmes. And the consequences are, Tu atmetei pažinimą, tai ir aš tave atmesiu, kad nebebūtų mano kunigų. Yes, you rejected me, and I will reject you so that you won't be my priest anymore. Dar antras dalykas čia paminėtas, kadangi pamiršai savo Dievo įstatymą, And another thing that's mentioned is that since you forgot the law of your God, reiškia, žmogus negali pamiršti to, ko negirdėjo, arba nežinojo. a person cannot forget what he didn't knew, Žinojo, girdėjo, buvo išmokytas. what he was taught, what he knew. Bet kadangi pamiršai, But since it is written that you've forgotten, pasiekmes nurodytos.
The consequences are written here. Tai ir aš pamiršiu tavo vaikus. I will forget your children as well. Brangiai, jūs matot, kaip viskas rimta. And you see how serious all of this is. Kaip brangu, mes praeitą sekmadienį turėjome vaikų palaiminimą. Last Sunday we had children's blessing. Kaip brangus tie vaikučiai, kurie buvo atnešti. And how precious are the children that were brought here. Kaip mamos, tėveliai. Their mothers and their fathers. Brangina. And how they appreciate their Ir nori, kad children. vaikas būtų palaimintas. And they want that their children would be blessed. Bet matot, su kuo tai surišta. But you see, it's all connected. Jeigu aš užmiršiu If I will forget Dievo įsakymus, God's law, čia parašyta, aš pamiršiu tavo vaikus. it is written, I will forget your children. Tikrai, Dieve, gelbėk nuo tokių dalykų. God save us from these things. Ir toliau pasižiūrėkime, kuo labiau jų daugėjo, tuo labiau jie nuodėmiavo, 7 eilutė. And verse 7 says, as they were multiplied, so they sinned against me. Aš jų šlovę pakeisiu į gėdą. I will change their glory into shame. Ateina sugėdinimas, ateina blogi dalykai. Shame and bad things come. Ir toliau čia sakoma 8 eilutėje. Jie minta mano tautos nuodėmę ir trokšta jos nusikaltimo. In verse 8, it is written, they feed on the sin of my people and set their heart on their iniquity. Taip jau gaunasi, kad žmogus, kuris daro nuodėmę, It turns out that the person who does sin, jis to nepasitenkina. he is not satisfied with that, Bet jam reikia tai išplatinti. but he needs to Jeigu increase jis it. pats rūko, jis nori, kad kitas rūkytų. If he smokes, he wants that another person would Jeigu smoke. jis pats geria If he drinks, ir kitą įtakoja, he also wants another person jeigu to pats drink. piktnaudžiauja narkotikais, If he uses drugs, tai persiduoda kitiems. he wants that other people would use it. Tas blogis plinta. And the evil is spreading. Ir 9 eilutė pasakyta, tautai ir kunigams bus tas pats, aš bausiu juos už jų kelius, užmokėsiu jiems už jų darbus. Jie valgys, bet nepasisotins, paleistuvaus, bet jų nepadaugės, nes jie užmiršo viešpatį. Verses 9 and 10 say, and it shall be like people, like priests, and I will punish them for their ways, and I will require them their doings, and they shall eat and not have enough. They shall play the harlot and shall not increase, because they have left off taking heed of Jehovah. Ir mes matome, kokios Dievo pažinimo stokos pasiekmes. And we see what the lack of knowledge of God brings us to. Ir paskutinė šitoj mūsų skaitomoje dalyje eilutė 14 sako tokį irgi liūdną dalyką. Dukteris paleistuvauja, neištikimybė yra, bet sako, aš nebausiu jūsų dukterų už paleistuvavimą, nei sužadėtinių už neištikimybę, nes jūs patys paleistuvaujate ir aukojate su kekšėmis. Ir paskutinis sakinys, tauta neturinti Dievo pažinimo pražus. In verse written, it's written, I will not punish your daughters when they play the harlot, nor your brides when they commit adultery. For men themselves go apart with harlots, and they sacrifice with the prostitutes, and the people that do not understand shall be overthrown. Taipgi, iš to, ką mes su jumis perskaitėme, So from everything that we have just read here, mes matome, kad Dievas kitų dalykų laukia. we see that God is expecting different things. Ne tai, kad jis ateina Not that he will come ir paklausia, and ask, kokie yra 10 Dievo įsakymų. what are the 10 commandments of God? Surašyk juos į lapuką. Write them on a leaf. Ir jeigu tu surašiai, And if you've written them correctly, labai puiku. then it's great. Tu žinai, You know them. tu turi pažinimą. You have the knowledge of God. Jis neklausė jų, ką jie skaitė, ką jie girdėjo, He doesn't ask them what have they read, what have they heard, bet jis žiūri į poelgius. but he looks to our actions. Ką kalba darbai. What do our actions speak?
Nes yra pasakyta, because it is said, savo lūpomis jie sako, kad pažįsta Dievą, with their lips they say that they know God, o savo darbais atsižada jo. but their actions say a different thing. Todėl Viešpats tikrina pagal mūsų poelgius. So God is checking us according to our actions. O Naujajam testamente And in the New Testament, pirmas Jono laiškas, in, antras skyrius, nuo 4 eilutės yra tokie žodžiai. in John 1, chapter 2, verses 4-6, it is written, Kas sako, kad aš jį pažįstu, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos. Kas sako, ir toliau ten 6 eilutė biškį praleidžiant kai ką, kas sako, esas jame, tas turi pats taip elgtis, kaip jis elgėsi. So whoever says that I know him but doesn't do his law, then he is a liar and there is no truth in him. And who says that he is in him has to do the same things that he has done. Taip kad, brangieji, tie egzaminai arba kontroliniai, kuriuos mes turime mokykloje, So the exams that we have in school, prieš kuriuos drebame, and when we are just shaking with fear when we have them, palyginus yra niekis when we compare it, it is nothing su tuo patikrinimu, kurio Viešpats mus patikrina. with the exam that God will give us. Jis žiūri į mus He looks at us, ir ne pagal žodžius, ir ne pagal mūsų žinias mus patikrina, and He checks us not according to our knowledge, not according to our words, bet jis laukia tinkamo pasielgimo iš mūsų. but He's waiting for the right action from us. Ir norėčiau paskaityti su jumis tokį pavyzdį, kuris yra Jeremijo pranašystėje, I would like 22 skyriuje, to read with you from Jeremiah chapter 22. yra parašyta apie du karalius. It is written about two kings. Vienas karalius buvo doras, One king was good, tėvas buvo dorais elgiantis žmogus, o sūnus buvo nedoras karalius. his father was a good man, but the son was evil. Galbūt mes turėsim tą tekstą iš 22 skyriaus ir čia būtų nuo 11 eilutės. From verse 11. Ten eina kalba apie, nes taip sako Viešpats apie Jozijos sūnų Šalumą, Judo karalių, karaliavusių savo tėvo Jozijo vietoje. Jis išėjo iš tos vietos ir nebesugrįž, ten jis ir mirs savo nelaisvės vietoje, neišvydęs savo šalies. Vargas statančiam namus, atrodo, karalius jis buvo, išvarė, kodėl, ką jis blogo padarė, bet čia toliau paaiškinama nuo 13 eilutės. Vargas statančiam namus neteisybė ir suktybėmis, kuris verčia artimą dirbti jam ir neatlygina už darbą. Kuris sako, aš pasistatysiu didelius namus, erdviais kambariais, išsikerta langus, apkala sienas kedro lentomis ir nudažo raudonai. Ar tu karaliausi dėl to, kad pastatei kedro namus, ar tavo tėvas nevalgė ir negėrė, nebuvo teisus ir teisingas, ir ar ne dėl to jam sekėsi? Jis gynė vargšų ir beturčio teises ir jam sekėsi. Tai ir yra mano pažinimas, sako Viešpats. Ar tas tekstas buvo čia, ar ne? You have read the text. Čia yra labai paprastos istorijos pavyzdys, kada tėvas elgėsi teisiai, It is an example of a simple story when the father is acting righteously o sūnus elgėsi visiškai priešingai, and the son is acting totally against bet not kadangi like jis his yra father. karalius, But since he is the king, jis daug ką gali, he has many rights. jis pasistato savo tokius puikius namus, He builds himself a great castle,
ir jaučiasi, kad karaliaus be galo. And he feels that his reign will last forever. Bet nepastebi vieno dalyko, But he doesn't see one thing, kad viešpats vertina, that God appreciates patikrina and examines. ir jeigu pripažįsta netinkamu, And if he sees us unworthy, nėra jėgų išsilaikyti. then we don't have any strength to stand against him. Ir ką Dievas šiandien pabrėžia? And what does God Kad says here? tu dabar jaunas karaliau, God says that you are a young king now. dėl ko ateina nelaimės pas tave? And why do bad things come to you? Dėl ko tu žūsti? Why are you being killed? Priežastis ta pati. And the reason is always the same. Nėra Dievo pažinimo. Because you lack the knowledge of God. O tėvas tavo, And your father atrodo, nieko ypatingo nedarė. didn't do anything special. Bet atkreipkime dėmesį. Atrodo, valgė, gėrė, He was just eating, drinking, bet but kas dar buvo? Buvo teisus ir teisingas. he was also righteous and Ir dar parašyta apie jį. Gynė vargšų ir beturčių teises. moreover he was for the widow and their children. Taip, kad brangieji, labai dažnai mes kaip krikščionys So very often we as Christians, sureikšminam apreiškimus we put too much attention to revelations, ir galvojam, jeigu aš daugiau gausiu apreiškimų, and we think if I will get tai more bus ir daugiau Dievo pažinimo. then I will have more knowledge of God. Taip, reikia, nes nesakau, kad nereikia pažinimo. Of course, we need knowledge. Nesakau, kad nereikia apreiškimo. And I don't say that we don't need Bet gyvenimas tegul revelation, tai patvirtina, but let our life say the same thing. kad tu taip gyveni, kad tu iš tikrųjų myli Dievą. That you live in the same way, that you really love God. Jeigu tu myli savo artimą. If you love your neighbor. Teisingai. Ir dabar sugrįžkime atgal į Ozėjo pranašystę. Now let's return to Osea's book. Ir tai būtų 6 skyrius dabar. Chapter 6. Ką Viešpats mums sako dabar, kalbėdamas to klausimu? And what does God say to us? Ir dabar paskaitykime nuo 1 From verse 1 iki 6 eilutės. till verse 6. Tikrai nuostabų žodžiai. Brangieji, aš manau, kad pirmi žodžiai, kuriuos mes skaitėme, tikrai nelinksmi buvo. The first verses that we read weren't happy, Bet šitie žodžiai tikrai atgaivinantis. but these words are really, Turėtume atsigauti. really good. Pasakyta taip. Eikime ir sugrįžkime pas Viešpatį. Come and let us return unto the Lord. Jis mūsų draskė, jis ir pagydys. Jis sumušė, jis ir aptvarstys. Jis atgaivins mus po 2 dienų, 3 dieną pakels, kad gyventume jo akivaizdoje. Stenkimės pažinti Viešpatį, kaip aušra jis pasirodys ir ateis pas mus kaip lietus, kaip vėlyvas ir ankstyvas lietus į žemę. Ką darysiu tau, Efraimai? Ką darysiu tau, Judai? Jūsų gerumas kaip rytmečio migla, kaip rasa, kuri greitai išnyksta. Aš tašiau juos per pranašus, žudžiau savo burnos žodžiais. Tavo teismai yra kaip nušvintanti šviesa. Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Ir Dievo pažinimo daugiau negu deginamųjų aukų. Brangieji, mūsų Beloved, džiugu yra tai, kad Dievas mūsų nepalieka apkaltinime, it is great news that God doesn't leave us
nepalieka po to, kada išbara mus ir nurodo į mūsų klaidas ir neteisingumus, when He points to our mistakes, bet parodo mums atitaisimą, išeitį. but He shows us a way out. Sako, eikime ir sugrįžkime pas viešpatį. He says, let's go and get back to the Lord. Jis mūsų sudraskė, He torn us apart. jis ir pagydys, He will heal us. jis sumušė, He hath jis ir smitten, aptvarstys. and He will bind us up. Labai nuostabi antra eilutė, Verse 2 kuri žiūrėkit, kaip sako. says, Jis atgaivins mus po 2 dienų, 3 dieną pakels, kad gyventume jo akivaizdoje. after 2 days will He revive us, and the 3rd day He will raise us up, and we shall live in His sight. Jūs girdėjote turbūt šventam rašte apie 3 dienas kažkokį pasakymą. And you have probably heard a saying about 3 days in the Bible. Sako, būsi išduotas, nukryžiuotas, paniekintas ir nužudytas, bet 3 dieną prisikelsiu. It is about God, about Jesus when He will be raised on the 3rd day. Žinote, apie ką čia kalbama? Do you know about what are we talking about here? Bet matot, brangieji, kalbama tarsi ne tik apie vieną asmenį, apie Jėzų, bet ir apie kartu tarsi visą tautą. But we are not talking only about Jesus, but about all of the people. Ar ne taip ir yra, kad mes mirėme kartu su juo? Isn't it so that we have died with Him? Sako jis, bet jisai po 2 dienų atgaivins But after 2 days He will revive us, ir 3 dieną pakels, and on the 3rd day He will gyventume jo akivaizdoje. He will raise us up, that we shall live in His sight. Jis prikelia mus. He revives us. Ne dėl to, kad mūsų galva būtų išsipūtusi nuo žinių, Not that our head would be full of knowledge, bet kad mes vaikščytume jo keliais, but so that we would go on His ways, darytume teisumo darbus that we would do actions of righteousness, ir pašlovintume viešpatį visų savo gyvenimų. and we would praise the Lord with all of our lives. Ir čia dar 3 eilutėje pabrėžtas toks dalykas. In verse 3, it is written, Stenkimės pažinti viešpatį. then shall we know, if we follow on to the Lord, His going forth is prepared us as the morning. Ir dabar kaip jums atrodo, kada mes ateiname į susirinkimus, klausome Dievo žodžio pamokymų, mes darome kažką tą linkme. Stengiamės pažinti jį. So we should try to know God more. And when we come to our meetings, do we try to do something like this? Do we try to know God? Kada mes skaitom šventą raštą, mes stengiamės pažinti jį. When we read the Bible, do we try to know God more? Kada mes priimame šventosios dvasios patepimą arba krikštą, When we accept the anointing of the Holy Spirit, ar mes judame tą linkmę, kad pažinti viešpatį? are we going on the direction towards knowing God more? Taip ar ne, brangieji? Yes or no? Ir tai yra teisinga, sako, stenkimės. And it is so. It is written that we should try. Bet kaip mes matėme iš to teksto, ką prieš tai kalbėjome, And as we have seen from the verses that we have talked about before, jeigu tai nepasireikš gyvenime, if it won't be seen in your lives, jeigu tai ir liks tik teorija, if it only be a theory, viešpas pripažins, God will accept kad nėra Dievo pažinimo. that there is no knowledge of God. Bet jeigu mes stengsimės jį pažinti, But if we will strive to know Him, čia parašyta, kaip aušra jis pasirodys ir ateis pas mus kaip lietus, kaip vėlyvas ir ankstyvas lietus į žemę. then it is written that He will come to us as the rain, as the later and former rain unto the earth. Viešpas pasirodo. Jūs turbūt, brangieji, kada būna naktis ir jeigu tenka galbūt sunki naktis, nemegojęs būni naktį, lauki aušros, kada ateis diena. And you probably know that when at night sometimes we are waiting for the dawn, if the night is hard. Kaip džiugu, kada pradeda švisti. So how happy we are when we see dawn coming. Pagaliau diena.
artėja. Finally, the day is breaking, Bus šviesiau, and it will be lighter. bus viskas geriau, Everything will be better. kažkas bus kitaip. Something will be different. Va tokia viltis nušvinta, sako, kaip aušra jis pasirodys. We have this hope, and it's written that like he will show himself like the dawn, Ir ateis pas mus kaip lietus, kaip vėlyvas ir ankstyvas lietus į žemę. and he will come to us like the rain. Bet jeigu mes paimsime apie lietų, brangiai, But if we will talk about the rain, tai žemdirbėjai, kada dirbdavo žemę, the farmers who were working on their land, jie ir apdorodavo tą žemę, sėdavo, darydavo tam tikrus darbus toje žemėje. they were working on their land, they were sowing and doing everything that something would grow. Bet ką tu bedarytum, But whatever you would do, jeigu neteis lietus, if the rain won't come, tai bus tik tai vargas. then you will only have frustration. Todėl tame kelyje, Dievo pažinimo kelyje, So in the way towards knowing God, yra ir sunkumas tam tikras. there are some difficulties. Kaip to žemdirbio darbas. Like the farmer has difficulties in his work, Bet jis ateis tikrai. but he will come. Parašyta čia, jis pasirodys ir ateis pas mus kaip lietus, kaip vėlyvas ir ankstyvas lietus į žemę. It is written that he will come like the rain. Jeigu tu dirbsi tą žemę, If you will pluck the land, jeigu tu rinksi tos akmenis, if you will pick up the stones, jeigu tu sėsi tą sėklą, if you will sow the seed, galiausiai rezultatas bus. then the final result will be. Bet šitas dalykas parodo, But this thing shows kad nebus taip viskas lengva. that everything won't be simple. Lengva yra paskaityti. It is simple to read it. Galima paskaityti vieną skyrių, We can read one chapter galima 10 skyrių perskaityti. or 10 chapters, Bet pabandyk pritaikyti tai gyvenime. but try to do this in your life, what you have read. Ir tai, ką Dievas kalbėjo per pranašą Ozėją, And what God told to us through the prophet Hosea, jis įvardino savo tautą kaip paleistuvę. God talked about his people as prostitute. Ir tai yra tokios dramatiškos meilės tarp Dievo ir Izraelio įvaizdis. And this is an example of the dramatic love between Israel and God. Bet ateina diena, But the day comes kai bus avinėlio vestuvės. when the wedding of Jesus will be, Ir jo sužadėtinė and his bride atsistos šalia, will stand be near įdos him ir dėmės. without any sin. Todėl priimk tuos pabarimus. So accept when you are being taught, Priimk tą pašventinimą, accept the anointing, kad iš tikrųjų galėtum būti vertas atsistoti tenais tame skaičiuje. so that you would be worthy to stand near God. Ir dabar, brangieji, norėčiau prie praktinių kai kurių dalykų pereiti. And now I would like to talk about practical things. Paimkime bažnyčią. Let's talk about the church. Yra bažnyčia, mes ateiname, dalyvaujame daugiau arba mažiau. We come to church and we are involved here, less or more. Ir sakoma, kad galima įsijungti į bažnyčią. And it is said that you can join in the church. O kitiem atrodo, dėl ko tas įsijungimas, aš ateinu, kada noriu išeinu. And other people don't understand this. They think I come whenever I want. Ir matot, įsijungime yra ir atsakomybė. You see, when you join, there is a responsibility there. Ir jeigu aš renkuosi pritaikyti tą pažinimą, kurį skaičiau, And if I choose to do this in my life, what I have read here, aš sutiksiu su tais sunkumais, kurie gali man būti. I will accept the challenges that wait for me. Galima nujausti, kad ne visada mane pagirs.
And I could probably feel that I won't be Arba ne visada leis daryti tai, ką aš norėčiau daryti. not everybody will like me all the time, but and also not everybody will let me do the things that I want to do. Ir žinot, yra pasakyta, girtina, jeigu kas dėl Dievo pažinimo pakenčia vargus, nekaltai kentėdamas. And it is written that it is praised upon Girtina, jeigu kas dėl Dievo pažinimo pakenčia vargus, nekaltai kentėdamas. If someone endures pain for the knowledge of God. Žmogus žino, kad gali būti sunku, bet jis sako, Viešpatie, dėl tavęs, kadangi tu taip sakai, kadangi tu to nori, aš sutinku, aš eisiu į tuos dalykus. Aš nesustosiu, neišsigasiu. A person knows that it can be hard, but because you say this, Lord, I will do it. Todėl, brangiai, pritaikykime savo gyvenimą ir tą dalį. So let's also do this part in our lives. Nebūkime tik tie, kurie tikime, kad yra kažkur tai bažnyčia, Let's not only be those who believe that there is a church somewhere, bet junkimės, but let's join. prisiimkime atsakomybę, Let's take on responsibility. prisiimkime tuos sunkumus, kurie iš to išplaukia. Let's take on the challenges. Nebūkime tokie lengvabūdžiai, kuriuose nėra to Dievo pažinimo. And Toliau, dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. another thing that I would like to mention, Krikštas. baptism. Kaip jums atrodo? Ar tai yra, kada žmogus krikštijasi, jis parodo, kad Dievo pažinimas jo gyvenime pasireiškia? And do you think then when a person is baptized, the knowledge of God is expressed in his life? Įsitikėjo, He became a believer. įvyko vidinė permaina He was changed inside. ir jis dėl kažko nesuprantama kitam žmogui, gal keista, kodėl jis lipa dabar į tą vandenį. And another person might not understand this. Why is he walking into water now? Bet jis sako, aš tikiu Viešpatį Jėzų. But he says, I believe, Lord Tu Jesus. taip sakai savo žodyje. You say this in your word. Todėl aš žengiu šitą žingsnį. So I'm stepping Man forward. nepatogu, I'm not comfortable. man nemalonu. It's not nice. Vanduo šaltas. The water is cold. Galbūt kažkam nepatiks tai. And maybe somebody won't like it. Bet tu taip sakai Viešpatie. But you say this, Lord. Todėl aš praktikuoju tai. So I will put this into practice. Brangiai, tai nėra lengva. It is not simple Gyventi pagal Dievo pažinimą. to live according to God's knowledge. Bet tai yra palaimintas dalykas. But it is a blessing. Viešpats laukia to God is waiting for this. ir jis laimins tave, jeigu tu tą darysi. And he will bless you if you will do that. Neužilgo nusimato krikštas ir pas mus. And not, we will have a baptism very soon. Ir yra žmonių, kurie ateina, atrodo, turėtų krikštytis, bet kai reikia pasakyti, ateiti į priekį ir pasakyti, kad aš noriu, kažkodėl to žmogaus nesulaukiama. And there are people who should get baptized, but when we are doing the baptism, they Brangiai, won't come. nebebūkim tokie teoretikai. So let's not be like this anymore. Praktikuokim savo tikėjimą. Let's start to practice our faith. Parodykim, kad yra tas Dievo pažinimas mumyse. Let's show that we have the knowledge of God in us. Dar vieną norėčiau paliesti sritį. And I would like to touch another topic, Santykiai tarp vyrų ir moterų. the relationship between men and women. Tokia subtilis sritis. It is a subtle topic. Ir aišku, norisi, kad viskas būtų tieso ir šviesoje visada. And of course, we want that everything would be in life and in truth. Ir mes žinom šventas raštas, kaip nustato kokią tvarką. And we know what is the law of God. Jeigu nevedęs, tai nevedęs. If you're not married, then you're not O married. jeigu vedęs, tai vedęs. If you're married, then you're married. Bet jeigu žmogus, ar ženytis draudžiama? Ar ženytis draudžiama? But doesn't anyone let you to get married?
Isn't it prohibited to get married? Ja. Neuždrausta ženytis. It's not prohibited to get married. Bet brangiai, eikime teisingai prie tų dalykų. But let's go in a good way towards these things. Kada peržengiamos ribos, When lines are being crossed over, tuo momentu niekas to nemato. no one sees that at that moment. Bet paskui vis tiek viskas išeina aikštėn. But later everything comes to the daylight. Nesinorėtų, And I wouldn't want kad ateitų mamos su vaikučiu, bet be vyro. that mothers would come with a child but without a husband. Nesinorėtų, I wouldn't want that. kad sėdi du šalia vienas kito That two people would sit next to each other. ir atrodo, kad jie draugauja, And it looks like they are involved o jie jau gyvena vienas su kitu. and they are living. Ar čia yra Dievo pažinimas, Together. brangiai? Is this the knowledge of God? Nebūkim tie, kurie elgiamės kaip elgėsi pasaulis, kaip Izraelis su pagonių tauta pasidarė panašus. And let's not be those who act like the world, like Israel was acting. Yra nuostabi Dievo tvarka God has a wonderful law, ir tame yra palaiminimas. and there's a blessing in this law. Ir jeigu tu nori ženytis, And if you want to get married, nieks nedraudžia, no one is saying no to you. bet daryk teisingai viską. But you have to do it in Daryk the tai right way. šviesoj, You have to do it in light, su palaiminimu, with blessing, kad neužsitraukti ant savęs pasmerkimo. so that you wouldn't put shame on you. Bet liūdna dar ir toks momentas, But another sad moment is kada žmonės, kurie pasielgia, kaip vat minėjau, peržengdami tas ribas. that when people cross over the limits, Ir aš kalbėjau su jais. and I was talking with these kind of people, Ir aš sakau, nu matot, jie patys supranta, sako, nu taip, tai yra nuodėmė. and they understood this and they said, yes, this is sin. Bet parašyta yra, kad kai duonos laužimas vyksta, But it's written when we have the Holy Communion, tai ištiria žmogus save. Tai ištiria save. that a person should check himself, Ir tuomet tie valgo tos duonos and then he should eat the bread ir geria šitą taurę. and would drink from that cup. Ir žmogus turėtų, aš turiu save ištirti. And so we should check ourselves before Jeigu doing this. nuodėmė, If I find sin, atgailauti. then I should Pasakyti, Dieve, atleisk man. be sorry, I should repent. Broliai seserys, atleiskit man. And I should say, brothers and sisters, forgive me. Ištaisau ir judu, kaip turi būti. I should forget this and I should go on forward. Bet jeigu žmonės, kaip sakant, yra perspėjami, paklauso, But if people are told that they should not do this and they listen to it, bet paskui aš pasižiūriu, but later I see stovi su tom taurelėm, they are standing with these cups. aišku, nemaži vaikai, Of course, they are not small children, bet galvoju, Dieve, but I think, kodėl mes taip klystame? God, why are we doing this? Kodėl mes leidžiam savo peržengti tas ribas? Why do we let ourselves to cross Todėl- these limits? Todėl, brangiai, save turime stebėti. So we have to check ourselves. Mes turime vienas kitam padėti eiti teisingų kelių. We have to help each other to go in the right way. Už tai, kad apaštalas Paulius kaip sako, Because Apostle Paul says, neapsigaukite. do not deceive yourself. Truputis raugo suraugina visą maišymą. A little bit of sourness can cause that the whole thing is bad. Tas mažas neteisumas, kuris yra kažkur tai, That small incorrectness that is jis somewhere, įtakoja visus. it Influence. influences everybody. Izraelio tauta, kada kovoja tokias kovas galingas,
When the people of Israel, they were fighting in huge Eina į vieną mūšį ir pralaimi. fights, and they were going and they were not Verkia, winning, šaukėsi Dievo. and they were crying, shouting. A Dievas For the sako, Lord. ką tu šauki? Nuodėmę jūs padarėte. And the Lord said, "Why are you shouting to me? Because you did sin. Nedorybė yra jūsų tarpe. You have sin, Pašalinkit nuodėmę, apsivalykite, and so you should nes negalėsit atsilaikyti prieš tos priešus kitaip. take the sin from you." Mes susiję vieni su kitais. Negali būti pirštas skauda, o visas kūnas džiaugiasi, viskas puiku. We are connected to each other. If the finger is hurting, then all of the body is not happy. Maža kokia nors rakštis. If you have a small thorn, Pažiūrėkit, kokią padaro problemą. it can make a huge problem. Visam žmogui liūdna pasidaro. All of the Taip ir body mes. is sad. Taip ir mes esame vienas kūnas. The same with us, we are one body. Susiję, sujungti. Connected. Todėl apsivalykime nuo visokio neteisumo. So we should clean Atsistokime ourselves, pašventinime. stand in God's anointing. Nežaiskime su nuodėme. We shouldn't play with sin, Ypač jauniems žmonėms norisi to palinkėti. especially for young people. Dar vieną dalyką norėčiau užduoti tokį klausimą. Tik tai šitą klausimą kaip ir nenorėčiau, kad keltumėt rankas. And I would like to answer, I would like to give you a question, but I wouldn't like you to answer. Kuris iš jūsų Who gali pasakyti, of you could say that kad mėgaujatės bendravimu su Viešpačiu? you love to spend time with God, Esat laimingi turėdami tokį laiką that you are happy to have this time with God, ir ne dienos negalite be to pragyventi. and you cannot live one day without this. Turbūt suprantat, apie ką kalbama. You probably understand what I'm talking about. Tikrai Viešpas mus šaukia į tą artumą. God is calling us to His presence. Jis nori, kad mes būtume laimingi bendravime su juo. He wants that we would be happy spending time with Him. Bet jeigu yra kažkaip kitaip, But if it is somehow different, ar tai nėra taip pat Dievo pažinimo stoka? isn't this also the lack of knowledge of God? Ar neprasilenkiu aš su Dievu? Am I not then in the wrong way? Kažkas ne taip, kažką praleidau. Something is wrong. I have missed something. Galbūt tarpusavio santykiuose. Maybe in my relationships. Galbūt senai laikas palikti tą dovaną ir eiti su broliu pasikalbėti, kuris kažką turi prieš tave. Maybe it's high time for you to leave your present for the Lord and go to talk with your brother who has something against you. Arba galbūt kažkoks kitas yra neteisumas, kuris kliudo. Or maybe there's some other injustice that disturbs you. Nes Viešpats laukia, kad mes ateitume pas jį, kad jis galėtų mus palaiminti. Because the Lord is waiting for us that we would come to Him, that He could bless us. Todėl aš pasirašiau tokias išvadas iš viso to, apie ką čia šiandien kalbėjome. So I made a few conclusions from everything we have talked about here. Pažinti Dievą To know God tai yra daug daugiau negu išgirsti apreiškimą arba žodį iš Dievo. it is much more to hear a revelation or Sutinkat ar ne? word from God. Do you agree with this? Vienas mačiau brolis pasakė amen. One brother said amen. Taip jau nestiprus pritarimas. Paprastą pavyzdį noriu, kad galbūt būtų aiškiau. Petras, kuris sako, Jėzus jam pasakė, ne kūnas ir kraujas tavo apreiškė, bet mano tėvas. Atsimenat tą atvejį? A simple example could be when Peter said that not the blood and flesh revealed this to you. Jėzus nepasakė jam tuo momentu. Jesus didn't say to them at the O moment, Petrai, koks pas tavi Dievo pažinimas? "Oh Peter, you have such knowledge of God." Jis pasakė jam, kažką jis tėvas tavo apreiškė. He said that the Father has revealed something to Bet you. kiek to Dievo pažinimo? But how much God knowledge? Paaiškėjo labai greitai. Kai tik Petras išgirdo apie Jėzaus kančias, It was seen very quickly how much knowledge he iš had. karto įsijungė žmogiškas mąstymas.
When Peter heard about Ir Jėzui teko pasakyti, eik šalinu mane šėtonė. about Jesus, then his fleshly thinking Pažinti Dievą. Tai yra started. daugiau negu išgirsti apreiškimą iš jo. So to know God is much more than Kas to hear sutinka su tuo? revelation from Him. Who agrees with this? Jau daugiau rankų. More Ačiū, hands. brangieji. Thank you. Toliau, praktika yra daug sunkiau negu teorija. Practice is much harder than theory. Nebijokit pereiti prie praktikos nuo teorijos. Don't be afraid to go to practice from theory Pritaikykite tai, ką jūs girdite. and put into practice what you hear. Nebūkime klausytojai užuomaršos apgaudinėjantys save. Let's not be listeners who forget everything we hear and who Ar bus deceive lengva themselves. praktikuoti? Will it be easy to put it into practice? Ne, žinokit. No. Sako, kad aš valgiau šitą knygą. It is said when I ate this book, Mano burnoj buvo saldu kaip medus. it was sweet as honey in my mouth. Bet kada tai papuolė į mano vidurius, But when it came to my intestines, apkarto viskas. everything was Mano viduriuose. sour in my intestines. Praktika yra karti. Practice is sour. Labai kainuoja sekti viešpatį. And it costs us much to follow God. Bet verta, žinokit, tai daryti. But it's worth it. Dievo pažinimas, kaip šiandien mes girdėjome, The knowing of God, as we heard today, daug svarbiau už aukas ir apeigas. is much more important than offerings. Dar vienas dalykas. rituals. Dievas vertina ne pagal žinias, bet pagal poelgius. And another thing is that God looks to us not according to our knowledge, but according to our actions. Ir tokie du variantai čia pas mane prie išvadų pažymėti. I also have two variants. Pirmas. Arba sieki Dievo pažinimo ir jį randi. Either you seek for God's knowledge and you find it. Tai nereiškia, kad jisai pats tave turi surasti. It doesn't mean that the knowledge of God has to find you. Aš tengiuosi, dirbu, panašus į tą žmogų, kuris stato ant uolos, ne ant smėlio. It is like the person who builds his home on a rock, not. Arba antras variantas. Or either Išgirsti, sužinai, you hear it, you know it, bet atmeti, but you don't accept it. nepritaikai. You don't put it into practice. Pasiekmes jau nebeskaitysim, mes jau skaitėme So kokius. the circumstances are awful. We won't read Ir it anymore. pabaigai, noriu priminti. And in the end, I would like to remind you, Visi žinot palyginimą apie 10 mergaičių. you all know 5 protingos ir 5 kvailos. You all know the story about 10 girls. 5 girls were smart and 5 girls were not so smart. Ir labai aiškinama dažnai, kad, reiškia, tas aliejus tai yra šventoji dvasia. And very frequently it is said that oil, it is the Holy Spirit. Bet brangiai, žiūrint į tą, ką mes šiandien su jumis kalbame, But looking to what we have just read today, išvada tokia peršasi. we could conclude that Argi mes visi nepriimam šventąją dvasią? don't all of us accept the Holy Spirit, Bet ar mes visi pritaikome? but do we all put it into practice? Todėl aš įvardinau šitą dalyką taip, So I named this, kad aliejus tai ne tik tai suteikta šventos dvasios malonė, that the oil is not only the grace of the Holy Spirit, bet gyvenimas dvasioje, but it's living in the Spirit, vaikščiojimas dvasioje, walking in the Spirit, tarnavimas dvasioje, and meilės darbai, gailestingumo ministry in the darbai. Spirit, and works of love in the Spirit. Brangiai, čia ir pabaigsime. We will finish here. Norėčiau pakviesti dabar visus, atsistokime. I would like you to stand up. Ačiū už jūsų kantrumą, kad išklausėte, Thank you for your patience. bet manau, kad
Jeigu mes perėsim prie praktikos, But I think if we will go to practice, tai galėtis neteks. that we won't have to feel sorry. Nes aš tikrai nenorėčiau būti tarptų 5 mergaičių, kurios ateina prie durų, į duris uždarytos ir sako, aš nežinau, iš kur jūs atėjote. I wouldn't want to be among the 5 not smart girls who came to the door and the door was locked for them. Todėl pasimelskime So kartu. let's